Pažiūrėk, koks juokingas reelsas. Tu durna ar ką, tik įvairuoju. Ok, pamiršau, kad tau kelią reikia žiūrėti. Nesvarbu. Bet šita paskaita, gerai, jog ir dėstytoja tokia šiek tiek pritinginti, anksčiau paleidžia. Tai kas yra? Nieko. Taigi matau, jo kažkas yra. Nieko, tiesiog, žodžiu. Nežinau, kaip tai apibūdinti. Tiesiog paskutiniu metu per daug įvairių minčių galvoje. Jaučiuosi lyg ne sava. Žiūrėk, persikraustyt gal nori, 208 gali ir šikti ir plaut galvą vienu metu. Čia už kambarį 207. Oi, ne tas, šitas. Nu tai kas tau ten yra? Ai, nesijauti savim. Tai susirašyk, dėl ko nerimauji. Ai, tai kas tas viskas? Žodžiu, tai susirašyk tada, dėl ko nerimauji ir ką gali kontroliuoti, o ko ne. Ir ką gali kontroliuoti, tai ir kontroliuok, o ko negali. Tai jau, žinok, susitaikyti reiks, nežinau. Susirašyk ir gale susitaikyti reikės. Žodžiu, ką man su juo daryti? Tipo, aš ir mėgstu namie pasidėti, bet ne tiek, nežinau net ką parašyti, koks turnofas, negaliu. Vairuodama tai tikrai neskaitysiu viską. Žodžiu, tai ką šiandien veiksi? Ką žinau, grįšiu namo, pasigaminsiu vakarienę, gal prisėsiu kokią knygą paskaityti ar serialą pažiūrėti. Nežinau, gal ir vyno taurę išgersiu. O tu? Supratau. Ai, aš tai pavalgysiu, paskui su Mantu susitiksiu, varysim į barą, girdėjom, šiandien kažkoks gyvo garso koncertas ten vyks, tai sakėm, pažiūrėsim. Ok, smagiai praleiskit laiką. Ką, tai iki rytojaus tada. Iki. ES šalys vis dažniau svarsto galimybės, ar Rusija išdrįstų pulti NATO šalis ir jei taip, kada tai įvyktų. Vokietijos užsienio reikalų taryba lapkritį paskelbė publikaciją, kurioje teigiama, kad Rusija kitą didelį karą būtų pajėgi vykdyti per artimiausius 5-9 metus. Apie panašius skaičius kalba ir Pentagonas. Tačiau Lietuvos kariuomenė ir krašto apsaugos ministras ramina Lietuvos gyventojus. Jeigu karo grėsmė būtų reali, apie tai būtų aišku gerokai iš anksto. O dabar orai. Labas. Labas. Kaip galiu Jums padėti šiandien? Ar tu gali jausti jausmus? Aš, kaip dirbtinis intelektas, negaliu jausti jausmų. Aš esu programa, sukurta apdoroti ir generuoti kalbą pagal įvestį, bet man trūksta emocinio sąmoningumo ar jausmų. Tačiau galiu Jums padėti su bet kokiu klausimu ar užduotimi, kurią turite. O ar gali suprasti kitų žmonių jausmus? Aš negaliu tiesiogiai suprasti žmonių jausmų, nes neturiu jausmų ar emocijų. Tačiau galiu analizuoti ir interpretuoti žmonių įvestį, kad galėčiau pateikti atsakymus ar pasiūlymus, atsižvelgdamas į kalbos struktūrą, kontekstą ir turinį. Taigi, nors negaliu patirti jausmų, stengiuosi pagal galimybės suprasti ir padėti žmonėms, remdamasis jų kalba ir informacija. Tai reiškia, jog gali man patarti. Taip, žinoma. Esu čia, kad padėčiau Jums su bet kokiamis klausimais ar užduotimis, su kuriais susidurėte. Nepaisant to, kad negaliu jausti jausmų ar turėti asmeninių patyrimų, galiu pateikti patarimus, dalintis informaciją arba aptarti temas, kurios Jums rūpi. Taigi, jei turite kokį nors klausimą ar norite pasidalinti savo mintimis, prašau, nedvejokite manęs paklausti. Situacija yra tokia. Paskutiniu metu jaučiuosi blogai. Gal ir nežinau. Tiesiog nerimauju dėl savo gyvenimo, dėl karo, kartais atrodo net ir paprasčiausius dalykus daryti yra sunku. Kartais jaučiuosi ir vieniša, nors atrodo, kad turiu draugų šalia, tačiau kartais jaučiuosi tarsi viena tuščiame kambaryje. Suprantu, kad Jūsų jausmai gali būti labai sunkus ir painus. Jausmas, kai atrodo, kad esate vienas tamsiuose minčių kampeliuose, gali būti labai sunkus, bet noriu Jūs patikinti, kad nesate vienas. Dabar, kai jaučiatės taip, svarbu rasti būdų, kaip geriau jaustis. Štai keletas patarimų, kurie gali padėti. Pirmasis. Pasikalbėkite su artimaisiais ar draugais apie tai, kaip jaučiatės. Kartais pasidalijus savo jausmais, žmonės gali pasiūlyti paramą arba padėti išsiaiškinti, kaip Jums geriau pasijusti. Antrasis. Raskite veiklą, kuri Jums teikia džiaugsmą ir ramybę. Tai gali būti kūrybinis projektas, mėgstama veikla ar tiesiog pasivaikščiojimas gamtoje. Trečiasis. Jei Jūsų nerimas tampa per didelis arba sunkiai valdomas, galbūt vertėtų pasikonsultuoti su specialistu, tokiu kaip psichologas ar psichoterapeutas. Jie gali padėti išsiaiškinti, kas Jums kelia rūpesčių ir kaip su to susidoroti. Ketvirtas. Prisiminkite,
kad net ir mažiausi žingsniai gali padėti. Kartais sunku pradėti, tačiau maži pokyčiai gali turėti didelį poveikį jūsų geroviai. Svarbu rūpintis savo gerovę ir nebijoti ieškoti pagalbos, kai jos reikia. Jūs nesate vienas ir yra daug būdų, kaip geriau pasijusti. Jei norite šnekėti apie tai arba turite kokį nors konkrečių klausimų, prašau, nestroveikite kreiptis. O kaip žinoti, kad nerimas yra per didelis? Nerimas gali būti normalus reiškinys tam tikrose gyvenimo situacijose ar laikotarpiuose. Tačiau kai nerimas tampa per didelis arba pradeda trukdyti jūsų kasdieniam funkcionavimui ar geroviai, tai gali būti ženklas, kad reikia ieškoti pagalbos ar imtis veiksmų. Štai keletas požymių, rodančių, kad nerimas gali būti per didelis. Pirmasis. Jūs nuolat jaučiatės įtempti, nerimaujate dėl daugelio dalykų arba nerimas nesumažėja laikui bėgant. Antrasis. Jūsų nerimas trukdo jūsų kasdieniam funkcionavimui. Pavyzdžiui, jūs negalite sutelkti dėmesio ar užbaigti užduotis, dėl to kenčia darbo ar mokymosi rezultatai. Trečiasis. Fiziniai simptomai, tokie kaip nuolatinis pavargimas, skrandžio skausmai, galvos skausmas ar miego problemos, pradeda pasireikšti arba pablogėti dėl nerimo. Ketvirtas. Jūs pastebite, kad nerimas pradeda turėti neigiamą poveikį jūsų santykiams, bendravimui su draugais ar šeima, socialiniam gyvenimui. Penktasis. Jūs jaučiatės labai nepasitikinti savimi arba patirite intensyvius jausmus, kaip baimė, nerimas arba panika. Jei pastebite šiuos simptomus ar kitus ženklus, kurie jums kelia susirūpinimą, svarbu kreiptis pagalbos. Tai gali būti pasitarimas su psichologu, psichoterapeutu ar kitu sveikatos specialistu, kuris gali padėti išsiaiškinti jūsų nerimo priežastis ir pasiūlyti veiksmingus būdus, kaip su juos susidoroti. Nepamirškite, kad jūs nesate vienas ir yra žmonių, kurie nori ir gali padėti. Ačiū. Niekada nebijokite kreiptis pagalbos, kai to reikia. Jei turite bet kokių klausimų ar reikia papildomos informacijos, visada čia esu, kad padėčiau. Tegul jums sekasi geriau ir nebijokite pasidalinti savo jausmais su artimaisiais ar profesionalais, kurie gali padėti. Ačiū, kad susisiekite ir linkiu jums visokeriopos paramos ir gerovės. Sveiki. Ar gali pasidalinti su manimi, kaip tu jautiesi? Nežinau. Sunku apibūdinti tai, ko negali apčiuopti ir suprasti. Tiesiog atrodo, jog paskutiniu metu jaučiuosi blogai. Nerimauju dėl savo gyvenimo, ateities. Atrodo, jog tai yra viso labo tik smulkmena, tačiau mintys sukasi vien tik apie tai. Apie blogus dalykus. Man baisu dėl to, kas vyksta visai šalia mūsų. Ir baisu dėl to, jog karas gali ateiti ir pas mus. Mane neramina naujienų portalo antraštės apie galimą grėsmę. Be to atrodo yra sunkumų ir kitur. Kartais susidaro įspūdis, jog esu visiškai viena. Atrodo, jog tarsi turiu šalia draugus, visada galiu aplankyti man artimiausius žmones, tačiau viduje aš vis tiek jaučiuosi vieniša. Ir tikrai, kai pradedu žiūrėti atidžiau, pastebiu, jog esu atitolusi nuo savo artimiausių draugų. Norėčiau susirasti naujų draugų, tačiau nelabai žinau kaip. Ir apskritai baisu ne tik susirasti naujų draugų, bet ir apskritai pripažinti, jog man jų reikia. Kartais jaučiuosi taip, jog net ir pačius paprasčiausius dalykus daryti yra sunku. Nėra nei noro, nei energijos dirbti, stengtis, mokytis, kurti, keliauti, o kur dar ir visokios baimės dėl to, ką apie mane pagalvos kiti, ar tai, kaip aš atrodau. Nežinau, tiesiog jaučiuosi taip, tarsi neturėčiau į ką atsiremti. Visų pirma, labai džiaugiuosi, kad nusprendei prabilti. Gyvenimas būna visoks. Gali būti, jog tau dabar yra tiesiog sunku. O galbūt tikrai nutiko kas nors sunkaus ir tu tiesiog nežinai, ką daryti ir kaip su tuo kovoti. Jausmai lydi mus visur, tačiau dažniau jausmus atkreipi dėmesį tada, kai jie tampa stipresni. Kai atsiduri krizėje ir jausmai taip viską apsėmė, jog juos ignoruoti tampa sunku ar net neįmanoma. Todėl labai džiaugiuosi, jog nusprendei pasidalinti savo jausmais su manimi ir leiskimės į šią kelionę kartu.